Meistro kodas. Tai laiko patikrinti šiltnamį klasiką. Sodo bei daržo asortimentas. Tvirti stogeliai Starke DA. Polikarbonatas ir visi jo priedai. Mūsų rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt. Sveiki visi bičiuliai, mylintis tinklinę, didžiulę tinklinę šventę čia Alytuje. Ir šeštadienį mes pradedame nuo B pogrupio Lietuvos vyrų tinklinio čempionato, kuris dar yra pavadintas Meistro kodo pavadinimu. Ir B pogrupio finalinio ketvirto pirmojo pusfinalio mačas ir čia Marijampolės Sūduva su Vilniaus rajono sporto centru. Neblogai visai sezoną buvo pradėję Marijampolės Sūduva. Reguliariai sezoną irgi ten užbaigė ketvirtoje pozicijoje, bet net ir turėdami namų pranašumą ketvirtfinalio serijoje nesugebėjo pasipriešinti Alytaus Ultra. Aišku, alytiškiai labai norėjo, žinodami, kad čia pas juos vyks tas finalinių ketvirto maratonas, būti A pogrupėje, būti didžiojoje taurėje, bet taip ir nutiko. Bet apie tai vėliau. Visas dėmesys dabar Marijampolės Sūduvos ir Vilniaus rajono sporto centro finalinio ketvirto pusfinalio rungtynėm. Viską patys matėte savo ekranuose. Pirmasis vilniečių padavimas tikslo nepasiekė, bet dabar Vilniaus komanda lygina rezultatą 1-1 ir prie padavimo 11 numeris Tomas Veštart. Smagę dešinę rankelę turi Veštartas. Ir čia blokautas. Nuo užvaros kamuolys palieka aikštelę. Galim greitai ir komandų starto šešetus perbėgti. Pradėsim nuo tokią šviesiai žalę aprangą vilkinčių marijampoliečių. Algirdas Naučius rungtyniavo 5 numeriu. Saulius Plioraitis yra numeris 4. Toliau turim ir 3 numerį Augustiną Želvį. Toliau turim komandos libero Mario Launį. Taip pat starto šešete yra ir Dominikas Kaulius, kurio numeris 2 ir Valentinas Lekavičius. Numeris 13. Čia rezultatas ir vėl tampa lygus. Vilniečiai tokią sudėtim pradėjo rungtynės. Numeris 2 komandos libero Marek Lučinski. Numeris 3 yra Ernestas Duchnevič. Numeris Lučinski, žinoma, ne libero. Lučinski yra kapitonas. Numeris 18 yra Elvis Gotovskis, numeris 14 yra Erikas Kropa, 11 numerį Tomas Veštart jau paminėjau ir vienintelis neapžvelgtas liko Miroslav Petrov, kurio numeris yra 12. 3-2. Tuo tarpu Marijampolės Sūduva jau priekyje ir prie padavimo Valentinas Lekavičius. Geras priėmimas ir čia iš karto Vilniečiam proga lyginti rezultatą. Taip ir nutinka. Švieslentėje 3-3 ir kol kas lygių varžovų dvikova. Turime pirmojo seto pradžioje Gotovskis. Dabar jau paduos. Čia padavimas be didelės rizikos. Ištraukia kamuolį Vilniečiai. Raitis čia iš trečios zonos. Vėl išveda savo komandą į priekį. 4-3. Kol kas abi komandos ima taškus po varžovų padavimų. Ir dabar jau Plioraičio eilė pabandyti šią situaciją pakeisti. Veštart ramiai prisijama kamuolį, o čia jau klaida keliant. Gustas Pultarackas šiandien bokštelyje ir jam asistuoja Audrius Gargasas. Būtent Gustas Pultarackas dabar fiksuoja dvigubą lietimą. Dar vienas Plioraičio padavimas, vėl į Veštartą. Šį kartą viskas sėkmingiau, bet kamuolys nors ir skrieja užribį akivaizdžiai. Arbitras parodo, kad užtvarą kamuolys lietė.
Dabar jau Lučinskį keliauja paduoti. Irgi čia jokių rizikų padavime nematom. Ir čia kamuolys į aikštelę. Vis tik atrodo nusileidė, ne? Todėl Gustas Pultarackas dabar atiduoda tašką. Pirminis gestas buvo kitoks. Vėliau sprendimas buvo pakeistas. Ir dabar jau Naučius. Kaip visada turbūt stums visus žetonus į stalo vidurį, viskas arba nieko. Tokia Naučiaus gyvenimo filosofija, ne, šį kartą viskas kur kas labiau pragmatiškai, vėl į Veštartą padavimas ir Veštartas pats prisijėmęs, pats ir buvo išvestas į ataką. 6-5. Petrovo padavimas. Čia ir vėl per trečią zoną ataka Audrius Gargasas dabar sufleruoja, kad kamuolys lietė užtvarą. Įdomi situacija dabar ir Petrovas ir Želvys abudu buvo pasiruošę atlikti padavimą, bet Petrovui tenka pakeisti savo planus ir prisėsti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Kadangi dabar jau Želvys pasiūs siuntinuką į varžovo aikštelės pusę. Vėl per Veštartą. Yra galimybė Marijampoliai kontratakuoti. Kamuolys lieka žaidime, bet vis tik tai trečių lėtimų Sūduva į užribį siunčia kamuolį. Ir vėl vieno taško pranašumą, bet turi Marijampolė Sūduva. Duchnevič padavimas. Bet čia jau antroji klaida, paduodant iš Vilniečių šiandien. Dabar jau Justas Mince atliks savo į padavimą. Negausiom pajėgom šiandien atvyko Marijampolės komanda. Nėra Jonavos komandos dvasinio lyderio šiandien apskritai. Pasigirdo kalbų, kad Jonas Rakickas ir karjerą nori pabaigti. Aš asmeniškai to netikiu. Manau, kad Jonas tikrai dar grįš, apsigalvos. Negalės gyventi ilgai be tinklinio. Veštarto padavimas. Nebloga čia bombikė. Paleidžia į varžovo aikštelės pusę. Naučius. Blokuoja ten Vilniečių gynybą Naučiaus ataką, bet kamuolys nuo užtvaros skrieja už aikštelės ribų. Ir vėl 9-7. Tokį trapų. 1-2 taškų pranašumą taip ir nešasi čia į seto vidurį. Po truputį Marijampolė Sūduva. Ir dabar jau Kaulius padavimas. Oi, čia Veštart. Bent jau kamuolį žaidime išlaiko, bet puikiai proga dabar Sūduvai kontratakuoti ir jau vėl blokautas. Rekordinė Marijampolės Sūduvos persvara pirmajame sete 10-7. Dar kartelį Kaulius paduoda. Ir čia dar viena klaida, padaugėja tokių neišprovokuotų klaidų. Vilniaus rajono sporto centro komandos žaidime. Ir tas leidžia jau 4 taškų pranašumą susikurti Sūduvoje, o dabar keliaujame į pirmą pauzelę šiandien. Meistro kodas. Tai laiko patikrinti šiltnamį klasiką. Sodo bei daržo asortimentas. Tvirti stogeliai Starke DA. Polikarbonatas ir visi jo priedai. Mūsų rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt.
11-7 beveik jau įpusėjęs pirmajam setui ir čia po kelių Vilniaus rajono sporto centro komandos neišprovokuotų klaidų. Ta 4 taškų pranašumą Marijampolės Sūduva ir susikrovė. Šį kartą kur kas geriau pavyksta su priėmimu, bet neblogai skaito situaciją Naučius ten uždaręs atakos liniją, o viskas baigėsi netgi tuo, kad tinklo lėtimą Vilniečiam fiksuoja Gustas Pultarackas. Ir atsistojus paduoti Kauliui, jau 5 taškų pranašumą įgauna Marijampolės Sūduva. Šiek tiek pabirėjo Vilniečių žaidimas. Čia Veštart iš antros linijos tenka atakuoti. Ir šį kartą užtvaros pagalba Vilniečiam pavyksta pelnyti taškus. 12-8. Dar kartelį užtvaros pagalba geltonieji švelnina atsilikimą, bet 3 taškų pranašumą Marijampolės Sūduva vis dar turi, bet dabar jau šiek tiek geresnė Vilniečio atkarpa. Dabar jau Kropas siunčia kamuolį į varžovo aikštelės teritoriją. 2 kartus iš eilės per Naučių, kol galų gale Naučius prakiša kamuolį ten tarp varžovų rankų Miško ir tinklo. Ir 13-9. Ir čia jau Valentinas Lekavičius. Irgi galintis visai smagiai užsimuoti savo dešinę. Su tinklo pagalba kamuolys persirita kitą aikštelės pusę, o Vilniaus rajono sporto centro klaidų virtinė ir toliau nesibaigia. Vėl kėlėjo klaida, 2 lėtimas. Ir dar kartelį Lekavičius. Pavyksta Sūduvai apsiginti. Na čia kiek per daug turbūt rizikos į ataką įdėjo Želvys. Ir užtvarą šitą ataką uždaro. Dabar jau Gotovskis. Siunčia kamuolį varžovam nuo padavimo, bet dar viena klaida į tinklą. Ir Vilniečiai, jeigu nori būti rungtynėse šiandien, turėtų išvengti tokių neišprovokuotų klaidų. Kol kas jų gerokai per daug pirmajame sete. Dabar jau Plioraičio padavimas. Dar viena Vilniečio klaidelė. Ir toliau Gustas Pultarackas skriaudžia ten Vilniaus komanda šiandien, bet viskas pagal taisyklių raidę. Dėl viso pikto dar išsiaiškina taisyklių niuansus prie Slučinski. Dar kartelė Plioraitis. Vėl į Veštart padavimas, praktiškai visi kamuoliai skrieja į Veštart, o čia iškerta Pliораitį iš kamulio. Pašauna. Vilniečiai varžovo 16-11. Dabar jau Lučinski padavimas. Budi ten Lekavičius antroje linijoje. O čia jau klaidelė iš Kauliaus. Ne, vis tik ne, Želvys, žinoma, ten buvo. Dar vienas Lučinski padavimas, iki 4 taškų dabar jau. Vilniečių persvara sumažėjo. Alaunis gerai darbuojasi su priėmimu. Lekavičius iš antros linijos kyla aukštai ir siunčia kamuolį patį aikštelės kampą. 17-12.
Dabar jau Naučius. Ir nieko keisto. Naučius į aikštelę nepataiko, šį kartą trūko nedaug, iki Daugų ežero kamuolys nenuskrieja, bet taškas atitenka Vilniaus rajono sporto centro komandai. Petrovo padavimas. Dar kartelį Naučius nepataiko į aikštelę ir darosi įdomu. Pirmajame sete 17-14. Šiek tiek užstrigo Marijampolės komanda. Ir iš 6 taškų pranašumo lieka jau tik 3. Petrovas dar kartelį, bet Petrovas irgi dalina dovanėlės. Dar vienas padavimas į tinklą ir vėl 4 taškų. Sūduvos persvara. Dabar jau Želvys. Ruošia padavimą varžovam. Šį kartą per Veštartą nusprendžia žaisti, bet Veštartas nepataiko į kamuolį taip, kaip nori. Ir turim užribį 19-14. Dar vienas Želvio padavimas. Čia Veštartas nesusitvarko su juo. Ir kontratakuoja Marijampolės Sūduva, vėl Lekavičius. Nuo užtvaros į užribį. Ir labai greitai vėl apsitvarko reikalų Sūduva. 20-14. Želvys tęsia savo padavimų seriją. Dar kartelį Sūduva visai neblogai gynėsi, Naučius. Dabar jau Veštartas ir šį kartą kur kas sėkmingesnė ataka. Palei pot liniją. Aikštelės plote Veštartas guldo kamuolį. 20-15. Duchnevič dabar paduoda. O čia uždaryta ir Lekavičiaus ataka. Perskaito užtvarą šitą puolimo sumanimą. Ir nenori pasiduoti Vilniaus rajono sporto centras čia pirmajame sete. Jaučia, kad gali bandyti patriukšmauti. Ir vėl gali vilniečiai kontratakuoti. Bet čia jau gerai sudirba užtvarą. Vėl 5 taškų. Marijampolės Sūduvos pranašumas. Teisė paduoti atitenka Minciai. Ojojoj. Tokie 3-4 metrai užribis prie šitas Mincas kamuolys. Karts nuo karto ir Marijampoliečių žaidime pasitaiko tų neišprovokuotų klaidų. O čia Veštart. Irgi tinklą. Daugokai klaidų paduodant. Kaulius ilgai ruošiasi padavimui. Ir čia jau nebespėja. Užtvara į antrąją zoną. Šiek tiek ištampyta Sūduvos gynyba. 22-18. Čia ir vėl Marijampolės komanda labai greitai apsitvarko reikalus ir tokiu ramiu tempu, per daug nepersistengdami, keliauja link pergalės pirmajame sete. O čia Vilniaus rajono sporto centro komanda prašo antrosios pertraukėlės pirmajame sete. Meistro kodas. Tai laiko patikrinti šiltnamį klasiką. Sodo bei daržo asortimentas. Tvirti stogeliai Starke Da. Polikarbonatas ir visi jo priedai. Mūsų rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt.
Įgrįžtame po pertraukėlės, vos 2 taškeliai liko Sūduvai, kad uždarytų visus reikalus pirmame sete ir dabar Valentinas Lekavičius prie padavimo. Žilvys ten nebuvo pačioj patogiausiai situacijai. Ir dar vienas blokautas po Želvio atakos, 24-18 ir dar sunkesniai padėti atsiduria Vilniaus rajono sporto centras. Net 6 set pointus dabar turi Marijampolės Sūduva. Ir Lekavičius jau pirmoji. Pabandys tą pergalę paimti, bet ne viskas taip paprasta, nes į tinklą šauna Lekavičius. Nieko tragiško neįvyko. Gotovskio padavimas dabar. Lioraitis. Ir čia viskas baigėsi užribiu ir seto pabaiga. Taip, patvirtina Audrius Gargasas kolegos sprendimą ir 1-0. Marijampolės Sūduva pusfinalio mače atsidūrė priekyje. Meistro kodas. Tai laiko patikrinti šiltnamį klasiką. Sodo bei daržo asortimentas. Tvirti stogeliai Starke Da. Polikarbonatas ir visi jo priedai. Mus rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt. Grįžtame po nedidelės pauzelės į antrąjį setą. Pirmąjį ten pakankamai ramiai susitvarkė Marijampolės Sūduva, bet toks jausmas, kad po pirmojo seto vieni nelabai nori, kiti nelabai gali. Marijampolės Sūduva irgi tokia kaip meška, dar ne visai prabudusi po žiemos miego. Vilniaus komanda atrodo lyg ir stengiasi, bet tiesiog per daug tų neišprovokuotų klaidų. Ir žiūrėsim, koks vaizdelis bus antrajame sete. Čia iš antros linijos nusprendžia atakuoti vilniečiai, laiku ir vietoje pasitaiko prie tinklo Lioraitis. Būtent jis ir liečia kamuolį taip, kad Vilniaus rajono sporto centras po to kamuolį varžovų aikštelės pusė nebegrąžina. Dar vienas Mincas padavimas. Vėl į Veštartą. Labai daug kamuolių skrieja į Veštartą ir šį kartą nepavyksta jam pačiam trečių lėtimų permesti kamuolio per Marijampolės Sūduvos užtvarą.
O čia atrodo Gustas Pultarackas ir vėl keičia savo sprendimą. Man irgi buvo panašu, kad Veštartas ten lietė kamuolį stovėdamas aikštelėje. Ir po pakeisto sprendimo vėl Mincė siunčiamas prie padavimo 2-0. Sūduva priekį antrajame sete. Vėl į Veštartą. Ir čia dar vienas taškas gynybos pagalba. Lekavičius ten stato užtvarą su Plioraičiu. Ir antrajame sete Marijampolė Sūduva iš karto įsitaiso neblogoj pozicijai. Vilniaus komandai tenka prašyti pertraukėlės. Meistro kodas. Tai laiko patikrinti šiltnamį klasiką. Sodo bei daržo asortimentas. Tvirti stogeliai Starke Da. Polikarbonatas ir visi jo priedai. Mūsų rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt. Neblogai pradėjo antrąjį setą Marijampolė Sūduva. 3 taškų pranašumą susikrovė, privertė Vilniečių komandą labai greitai ir pertraukėlę sudeginti. Veštart ir vėl. Ne pats geriausias pirmasis lietimas. Aišku, čia Marijampolės vyrai irgi nieko iš to nesusikūrė. Naučius. Ir čia jau Naučius. Vos neiškerta medicininio personalo darbuotojas. Aišku, ne jis ten kaltas. Kalti Vilniečiai, kurie neišlaiko kamuolio žaidime. Ir jau 4-0. Stipri seto pradžia. Su Valkiečių pusės. Ojojoj. Nepataiko dabar Mincė į kamuolį taip kaip nori ir teisė paduoti kartu su visų tašku. Dabar atitenka Vilniaus rajono sporto centro ir pirmasis, kuris paduoda antrajame sete. Iš Vilniečių yra Duchnevičius. Lekavičius. Lieka vis tik kamuolį žaidime, o čia Naučiaus klaida. Nėra Naučiaus pagrindinis darbas kelti kamuolį ir dirbti jungėjų ir būtent gal dėl to šita klaida dabar ir nutiko. Lekavičius neužsidaro šiuo bandymu, bet čia viską galima išspręsti kur kas paprasčiau. Kaulius antrų lietimų dabar. Užklumpa varžovus nepasiruošusius. Ir būtent Kaulius dabar ir paduos. Oi, antras iš eilės. Prastas padavimas. Kalbu ne vien apie Kaulių, kalbu apie visą Marijampolės Sūduvos komandą. Gal kažkiek užkeikta yra aikštelės pusė, kuri yra mum po kairę, nes tinklą ir užribis pirmajame sete daužė Vilniečiai, dabar jau Marijampolės Sūduva ne pirmą kartą klysta. Tiesa, varžovų padavimo metu dabar Sūduva tašką pasiema. Valentinas Lekavičius. Paskutinį savo padavimą į tinklą paleidęs. Bet 2 kartus iš eilės Lekavičius, aišku, nesuklys. Nepavyksta dabar Lučinskiui užsidaryti šioje atakoje. Deja. Naudos jokios. Išvartyti reklaminiai stendai, o kamuolys taip ir negrįžta į Sūduvos aikštelės pusę. Dabar personalui bus darbo tos stendus sutvarkyti. Dar kartelį Lekavičius paduoda.
Kartai Vilniečių libero. Ir vėl ne pirmą kartą taip. Vilniaus rajono sporto centras apgauna. Marijampolės Sūduvos gynyba. Šį kartą užtvaros koncentracija nuėjo kažkur į visiškai kitą aikštelės pusę, negu kad nuėjo kamuolys. Ir 7-4. Kropo paduoda. Launis čia. Pajungė reikalus Naučių, bet Naučius ir dar kartelį šauna pro šaliną. Skundėsi. Algirdas Naučius prieš rungtynės, kad 2 savaitės nebuvo, kaip ten normaliai treniruotis jam. Kol kas matosi, kad šiek tiek išsimušęs yra. Iš žaidimo Naučius. Čia jau iki 1 gali švelninti rezultatą Vilniečiai. Bet ne, yra čia vyrų galinčių pastatyti užtvarą. Lioraitis. Bendrą statybų projektą atidaro su Algirdu Naučium. Ir užtvaros pagalba vėl. 3 taškų pranašumai gauna Marijampolės Sūduva. Lioraičio padavimas. Ir vėl Naučius nesusitvarko su priėmimu. Nu jo, kamuolys prie už aikštelės ribų. Rezultatyviausias Sūduvos gretose. Kol kas yra Valentinas Lekavičius, jau 9 taškus jis yra pelnęs savo komandai, 2 iš jų beje užtvaros pagalba. Čia Vilniečiai irgi užsikrečia dabar klaidų virusu. O čia, ponas ir ponai, galite atlikti savo statymus, ar bus eisas, ar bus užribis. Kitų variantų pas Naučių nelabai būna. Būna, aišku, juokauju retai. Ir atrodo vienas iš tų. Guldo kamuolį tiesiai ant linijos Naučius ir įsirašo eisą į protokolą. Na dabar kyla tikimybė, kad pavyks prisimti kamuolį, jeigu Naučius pataikys. Taip ir nutiko. Ne, nekreipkite dėmesio, turiu čia krištolinį rutulį, kur numatau ateitį. 11-6. Naučius prie padavimo jau 3 kartą iš eilės. Vėl įpusėjus setui 5 taškų pranašumą įgauna Sūduva ir kol kas toks žaidimas kaip katė su pele. Atrodo Sūduva bet kada gali jungti papildomą pavarą, bet kol kas to nesirengia daryti. Bam. Dar viena klaida, Naučiaus padavimai tokie, kad jeigu aikštelę pataiko iš karto, turi problemų. Varžovą jau 2 persvarą, 12-6. Pirmauja Sūduva. Vilniečiai kol kas nedegina savo antrosios pertraukėlės. Atrodo neblogai, prisijaukino kamuolį Naučius ir dar vienas eisas iš jo. Niekaip Naučius čia nepavyksta eliminuoti nuo padavimo. Šį kartą viskas kur kas paprasčiau, bet ir vėl miksuoja padavimus Naučius. Čia kažkas panašaus ir iš Artur Vincelovičių repertuarą. Patrumpintas padavimas ir tokiam įvykių posūkiui nebuvo pasirengę Vilniaus rajono sporto centro vyrukai. Jau 14-6. Šiek tiek keitimų abiejose komandose dabar. Krumčiak keičia Veštart. Dar kartelį Naučius. O, čia kažkada taip turėjo įvykti. Bet labai gerą darbą prie padavimo padarė Naučius ir turėjo tokią prabangą pasiųsti
kamuolį užribį. 7 taškų pranašumą. Praktiškai jis vienas ten 5 taškų savo komandą ir iškovoja. Viskas baigėsi užribiu, bet 7 taškų pranašumą Vilniečiam panaikinti čia tikrai bus rimtų iššūkių. Nepatogus kamuolys šį kartą Lekavičiui. Ir 2 iš eilės. Taškus pasiema Vilniaus rajono sporto centras. 14-8. Bet ir toliau taip. Be didelių emocijų. Sūduva eina link savo tikslo. Tai aišku, Sūduva, nemeluosim, turėjo ir ambicingesnių tikslų. Ne tik BPO grupio finalas. Ir eilę metų Marijampolės Sūduva tose finaluose būdavo. Bet Dzūkijoje išaugo naujas tinklinio žvėris. Sigutė išvedė savo komandą į APO grupę finalinį ketvirtą. Ir ten irgi nusiteikę patrukšmauti dzūkai. Nepaisant to, kad varžovą gavo tikrai rimtą, bet prisiminus Lietuvos tinklinio federacijos taurės finalinį ketvirtą, kur Alytaus Ultra iki pat finalo nuėjo, tikrai negali žinot, kokių pokštų jie čia gali iškrėsti savo namų arenoje, to labiau, kad ir žiūrovų čia nusimato būti pakankamai nemažai. Gerai, palikim tą pusfinalį ateities laikam. Žiūrėkim, kas vyksta čia pas mus pirmajame pusfinalyje. Antrajame sete. Čia 15-9, vis dar 6 taškų. Pranašumas, kurį turi Marijampolės Sūduva, bet turi tendenciją tas pranašumas paskutiniu metu mažėti. Dabar į užribį. Atakuoja Sūduva ir 15-10. Nėra tas atstumas tarp komandų toks neįveikiamas, bet čia ir vėl. Petrovas paleidžia kamuolį į tinklą. Ir 16-10. Justas Mincė pakuoja siuntinuką dabar, kurį netrukus pasiūs į varžovo aikštelės pusę. Kas čia? Į tinklą. Abi komandos apsikeičia netaikliais padavimais. Siminsko padavimas, dar vienas žmogus nuo atsarginių žaidėjų suolo. Pakilęs, bet nuo padavimo irgi labai greitai jis yra eliminuojamas. Ir dabar jau Kaulius. Jo eilė pasiųsti kamuolį varžovam. Šį kartą sėkmingiau. Pats Kaulius ten pasaugo užtvaros užnugarį. Ir vėl kamuolys aikštelėje, daug kamuolių šiandien. Keliauja Lekavičių ir Lekavičius labai aukštų procentų atlieka realizaciją šiandien. Šiek tiek prisivijo pagal pelnytus taškus į Naučius. Bet Naučius šiandien išeisiu, visai neblogai pagyveno. 3 jau yra išrašęs varžovam. 1 užtvarą. Tam epizode bloką buvo užrašęs Pleraičiai. Ir atėmiau nuopelnus iš būtent Naučiaus už tą užtvarą. Čia ir vėl klaida atakuojant. Gustas Poltarackas tašką skiria Marijampolės Sūduvai. 19-11. Kol kas ir antrajame sete didelės intrigos nėra. Kaip pavyksta pramušti trigubą užtvarą. Gal ten kažkiek ir tinklas padėjo, pakeitė kamuolį savo skriejimo trajektoriją. Vilniečių gretose
rezultatyviausias yra Lučinskis su 5 taškais, šiandien kol kas Veštart. Nelabai rezultatyvus, jo sąskaitoje tik 2 taškai. Na, čia ir vėl Plioraičiui nebuvo pats patogiausias kamuolys, bet ir vėl suveikia čia. Žaidėjo patirtis nuleidžia kamuolį labai nepatogiai varžovam ir svidinys į Marijampolės Sūduvos aikštelės pusę taip ir nebegrįžta. Dar vienas Lekavičiaus padavimas. Šį kartą nelėtė kamuolį užtvarą. Tinklas dabar jau Marijampolės Sūduvos komandos draugas. 9 taškų pranašumas. O čia Lekavičius į tinklą paleidžia kamuolį. Kai turi 9 taškų pranašumą seto pabaigoje. Didelių skaudulių dėl to nėra. Kropo ruošiasi padavimui. Kairė rankį žaidėjas ir paveda šį kartą kairė Kropą. Apsikeičia su Lekavičium. Dabar jie buvo nesėkmingais padavimais. Kaip ir Plioraičio eilė turėtų būti eiti prie padavimo. Bet Plioraitis panašu, kad nusprendė pasikeisti. Užleido jis vietą aikštelėje. Dabar net nepastebėjau, kam. Vilkauskas buvo pasirodęs aikštelėje, bet ir Vilkauskas paleidžia kamuolį į tinklą. Marijampolės Sūduva savo irgi startinį šešetą pakeitė. Andrušaitis irgi pasirodė aikštelėje. Naučius Žilvys, sėdint atsarginių žaidėjų salelę. Bet Plioraitis labai greitai grįžta atgal vietoj Vilkausko. (23-14), tik 2 taškelių trūksta, kad išspręstų visus reikalus. Antrajame sete Marijampolės Sūduva. O čia akivaizdžiai kamuolys būtų skriejęs į užribį. Bet kokiu atveju, sako, kamuolys nemeluoja ir tą tašką, kurį turėjo pasimti Vilniečiai, pasiėmė atakos pagalbą, o nepriversdami varžovų suklysti. Lučinskį padavimas. Lekavičius ir vėl. Solidus šiandien Lekavičius. Jau 13 tašką pelno savo komandai. Ir čia 9 iš eilės setbolai, kurias turi Marijampolės Sūduva. Pirmojo iš jų dabar nepavyksta išnaudoti, nes Mincė paleidžia kamuolį į tinklą. Liko dar 8. Dabar jau Petrovas siltinukas. Ir dar vienas užribis. Nusprendžia šiek tiek pažaisti dar Marijampolės Sūduva. 24-17, bet esu kartą matęs, kaip nuo 24-14 grįžta komanda, taip kad Sūduvai nereikėtų krėsti didelių šposų. Ir čia labai gražiai pakeltas kamuolys. Viskas, antrajame sete galutinis rezultatas 25-17, Sūduva priekyje 2-0 ir vos vieno seto dabar trūksta Sūduvai iki patekimo į finalą. Šiauliai tiems, kurie siekia rezultatų. 1 metru toliau, 1/100 greičiau, 1 centimetru aukščiau, 1 akimirksniu anksčiau. Jie galimybių ribas paverčia linijomis, plikomis rankomis meta iššūkius ir valdo metalą tarytum savo tęsinį.
Nesuklupti jiems nereiškia pasiduoti. Tai postumis, ryžtas atsikelti, jėga ir noras tobulėti. Meistro kodas. Tai laiko patikrinti šiltnamį klasiką. Sodo bei daržo asortimentas. Tvirti stogeliai Starke DA. Polikarbonatas ir visi jo priedai. Mūsų rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt. Marijampolė – vienas unikaliausių, gražiausių ir turtingiausių miestų visoje Lietuvoje. Susitikime čia. Po trumpos pauzelės grįžtame į trečiąjį setą. Marijampolės Sūduva kol kas kontroliuoja pirmojo B pogrupio pusfinalio eigą ir ta kontrolė panašu, kad gali niekur nedingti ir trečiajame. Iš karto klysta dabar nuo padavimo Vilniaus rajono sporto centras. 1-0. Sūduva priekyje ir trečiajame. Ir visas tas pusfinalis primena tokį Katės ir Pelės žaidimą. O kas Katė, kas Pelė, spręskit patys. Veštartas čia randa neapsaugotą plotą varžovų teritorijoje. Vėlgi žmogus paneigiantis kartais visus gamtos dėsnius. Alaunis čia suskubo pakelti kamuolį Lekavičiui. Plioraičiui tenka fribolą gražinti į varžovų aikštelės pusę. O čia ir priekyje dabar atsiduria Vilniaus rajono sporto centras. Šiek tiek nekokybiškai įžaistas kamuolys. Ir 2-1. Apskritai dabar galvoju, ar Vilniečiai bent viename sete šiandien nors kartą pirmavo. Spėja prie kamuolio Veštart. Vėl kamuolys išlieka žaidime. Ir Gotovskį dabar organizuojama ataka. Kad ir kaip, Sūduva stengiasi kamuolį žaidime išlaikyti, bet 3-1. Romas Sujota jau nervingai žvilgčioje, kas čia vyksta trečiajame sete. Aišku, panikos čia tikrai dar kelti tik nereikia ir nutraukia galų gale tą Veštarto padavimų seriją. Marijampolės Sūduva įrenka kamuolį ir dabar jau Kaulius keliauja paduoti. Vėlgi toks pragmatiškas padavimas. Nepavyko pataikyti kamuolį ten vienam iš vilniečių ir šią situaciją ir vėl naudojasi Marijampolės Sūduva. Rezultatas tampa lygus 3-3. Dar kartelį Kaulius paduos.
Ir vėl kamuolys. Jis skrieja į Veštartą. Naučius iš antros linijos ir liečia kamuolys užtvarą. Turbūt šiek tiek per vėlai pakilo užtvarą ir reagavo į Naučiaus ataką. Ir Marijampolė greitai grįžo iš to 2 taškų deficito. 4-3 jau jie yra priekyje. Kaulius ir toliau čia. Nuo padavimo trauktis nesirengia. Ir padavimų seriją jis atrodo pratęs. Želvys antrą kartą iš eilės baudžia savo varžovų spaiku. O čia palydėjo dar Valentinas Lekavičius akimis į užribį besileidžiantį kamuolį ir kaip greit keičia situacija, 6-3 jau Sūduva priekį ir Vilniaus rajono sporto centrui. Reikia pasikalbėti. Meistro kodas. Tai laiko patikrinti šiltnamį klasiką. Sodo bei daržo asortimentas. Tvirti stogeliai Starke DACH. Polikarbonatas ir visi jo priedai. Mūsų rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt. Marijampolė – vienas unikaliausių, gražiausių ir turtingiausių miestų visoje Lietuvoje. Grįžtame po pertraukėlę šią tiesią į aikštelę ir kol kas Vilniečiam Kauliaus eliminuoti nuo padavimo niekaip nepavyksta. Ir čia Naučius vėl rodo klasę kaip tas karkvabalis iš seno filmuko. Po truputį užsikūrė ir Naučius. Pirmajame sete dar šiek tiek mėgustas buvo, bet antrajame ir trečiajame jau rodo įprastą savo žaidimą. 11 taškų jau pelnė į savo komandai šiandien. Dabar jau Lekavičius vėl. Jokių nuolaidų varžovam. Gerą pramankštą Lekavičius padarė šiandien. Jau kyla aukštai, užtvarą, jokių galimybių šitą ataką uždaryti neturi. Ir paskutinė atkarpa 7-0. Laimi Marijampolė Sūduva. Kaulius ir toliau siautėja. Gal siautėjimu to vadinti nereikėtų. Bet varžovai jo eliminuoti nuo linijos niekaip nesugeba. Dabar jau atrodo ir kokybišką ataką buvo jungėjas išvedęs savo komandą, bet dar vienas užribis. 8 po eiliui. Marijampolės Sūduvos taškai. Na čia gal meistriškumas, gal kažkiek ir sėkmės. Nebuvo pats geriausias priėmimas, bet sausys balos dabar išlipa. Vilniaus rajono sporto centro vyrai. Kaulius nuo padavimo eliminuotas 9-4. Kropa vėl kairė. Siunčia kamuolį varžovam. Ja, bet Marijampolė atrodo pasikūrus. Dabar jau ir Želvys. Kalo dar vieną vinį varžovam. +6 trečiame sete. Negana to dar ir Lekavičius dabar paduos. O Lekavičius tą irgi gali daryti gerai. Šį kartą atrodo, kad labai ir nepersistengia, bet priėmimas vėl prastas. Tas jungiantis perdavimas, kuris turėjo būti atliktas, neišlaiko balansą ir šiek tiek liečia tinklą. 11-4.
Dar kartelį į tinklą kamuolį, šį kartą nepramuša užtvaros Gajevskis. Ir toks jausmas, kad Vilniaus rajono sporto centras po truputį jau deda ginklus. Išimti jau ir Gotovskis, ir Veštart, ir tas pats Kropa ant atsarginių žaidėjų salelio. Čia dar viena klaida, 13-4. Ir turbūt po truputį jau vilniečiai pradeda galvoti rytoj apie bronzinį finalą. Ten irgi jam lengvo nebus. Raseiniai antrame B pogrupio pusfinalyje su Vilniaus Techu. Ten turėtų būti įdomesnis mačas, manau. Kaip tik Aurimas Diglys jau atėjo pasisveikinti. Nauja graži šukuosena pas Aurimą Diglį. Panašus į tikrą vyrą dabar. Tiek mažai plaukų Aurimas Diglys. Bet gana apie Aurimą jį pamatysime antrajame pusfinalyje. Užbaikim pirmą reikalus pirmajame. (14-4) čia panašu į formalumus, aišku, tinklinėje irgi stebuklų būna, va, kaip dabar, pavyzdžiui, kaip Valentinas Lekavičius. Nepataiko į aikštelę. (14-5) Dabar jau Gajevskio padavimas. Čia irgi priėmimas toks, nei šioks, nei toks, tenka fribolą atiduoti vilniečiam. O čia nesėkminga ataka. Krumčiakas siunčia kamuolį į užtvarą, 15-5. Lygiai valandą tęsiasi šios rungtynės. Ir panašu, kad per artimiausias 10 minučių jos ir pasibaigs. Na čia viena po kito klaidos Vilniaus rajono sporto centro žaidime ir tokiose vietose, kur apskritai sunku ten tą klaidą sugalvoja, dabar tinklo lietimas. Visiškai lygioje vietoje. Plioraitis tęsia padavimų seriją. Atrodo, kad nebenori tiesiog čia būti Vilniaus rajono sporto centro komanda, ne? Yra vyras, kuris dar nori pažaisti, tai yra Civinskas. Jam vieną taškelį pavyksta pelnyti savo komandai. Vinciūnas dabar siunčiamas prie padavimą. Na, čia Naučius. Dar vieną antausį tieškia varžovam. Ir viso tai, atrodo, daro Naučius neįdėdamas tikrai maksimalių pastangų. Tokia lengva treniruotė, atrodo, prieš finalą turės Marijampolės Sūduva. Čia nesusikalbėjimas ir Marijampolės žaidime. Du vyrukai pretendavo į vieną kamuolį. Pirmasis ten prie jo buvo Launis. Ir atrodo, kad Gustas Pultarackas dvigubą lietinimą užfiksavo dabar. Čia ir vėl per trečią zoną
Vinukas. 19-7. Panašu, kad jau senokai viskas čia yra aišku su šiom rungtynėm. Čia Naučius dar kamuolį pabučioja prieš pasiūsdamas į varžovam ir čia eisas. Jeigu neklystu, jau ketvirtasis Naučiaus sąskaitoje šiandien. Tarpu Vilniaus rajono sporto centras nei vieno eiso nepadovanojo savo varžovam šiandien. Opa, link Daugų ežero. Nieko. Alytaus miesto savivaldybė jau formuoja pajėgas, kad būtų rastas kamuolys. Dvidešimt 28, aišku, nieko baisaus čia. Naučius prie tokių padavimų yra įpratęs. Ir dar vienas kamuolys aikštelėje. Andrušaitis dabar pelno tašką savo komandai, jis Sūduvoje jau yra 21-asis. Trečiame sete. Navickas prie padavimo, neapsigaukit, nematas. Mindaugas Navickas yra čia. Krumčiako. Bandymas, bet Krumčiakas ir vėl neįveikiama užduotis stoja prieš jį, ištiestas tinklas. – 22-9. Trijų taškų iki kelialapio iki finalo. Trūksta Marijampolės Sūduva, čia šiek tiek primigo. Gynyboje Suvalkiečiai. – 22-10. Kropa grįžo į aikštelę. Nori dar šiek tiek pažaisti. Alaunis prisiema. Želvys neužsidaro. Čia šioje atakoje, bet fribolas. Vėl grįžta Sūduvai. Kaip nesusikalba čia Vilniaus rajono sporto centras. Dviesi žiūri kamuolį. Nei vienas jie neima. Čia Gustas Poltarackas dar vieną tašką skiria Sūduvai. Fiksuodamas, kad užtvarą lietė kamuolį. Sugriuvo visiškai Vilniaus rajono sporto centras. Jeigu pirmajame ir antrajame sete dar šiokį tokį iššūkį jie buvo. Ten metė varžovam. 25-19 pirmajame, 25-17 antrajame. Čia panašu, kad turėsim prasčiausią setą. Kalbant apie Vilniaus rajono sporto centrą, aišku. Neskubėkim dar čia įvykiam už akių, bet draskytis prasmės didelės nėra. Aišku, atsipalaiduoti Sūduvai irgi čia nėra jokio reikalo, greičiau padarai darbus, greičiau eini ilsėtis ir ruoštis rytoj. Dar vienas Gajevski padavimas. Dar vienas užribis. – 23-13. Vėl Lekavičius, Naučius, Mincė, sėdi ant suolo. Teko šiek tiek priprasti naujam komandos šešetui trečiame sete, bet galų gale
24 tašką paskutinėme šių rungtynių sete Sūduva pasiėmė, o čia Vilniaus rajono sporto centro komanda sugalvoja, kad bandys dabar keisti įvykių eigą ir prašo pertraukėlės. Meistro kodas – tai laiko patikrinti šiltnamį klasiką, sodo bei daržo asortimentas, tvirti stogeliai Starke DACH, polikarbonatas ir visi jo priedai. Mūsų rasite Kaune, Jonavos gatvė 250 bei Vilniuje Laisvės prospektas 82. Internete meistrokodas.lt. Taigi, prasideda galbūt paskutinio taško dalybos pirmajame B pogrupio pusfinalyje. Ir taip, tas taškas ir buvo paskutinis. Na, čia iš to šventimo, kokį matom dabar, panašu kaip į formalumą. Viskas elementariai, viskas paprastai gavosi Marijampolės Sūduvai šiandien. Jie yra finale, dabar padarysim maždaug 1,5 valandos pertrauką ir tada kita Vilniaus komanda Vilnius Tech išmėgins jėgas su Raseiniu. Lūšies Voliai komanda, taip kad tinklinė šiandien bus dar labai daug.